su sviesto košė, tai mergom, tai mergom, tai mergom, tai mergom. Kupolė rožė, su žiebalo košė, tai mergom. Labadiena. Šiandien aš pas Iloną atėjau į svečius pakviesti ją į Joninės rasų šventę. Norėčiau jai nupinti vainiką ir pakviesti į šventę. Nuo seno Joninės sutapatintos su rasų švente, tai yra kupolės, žoliavimas, vanduo turėjo magišką galią ir tikėta buvo, kad apsiprausimas turi gydančių galių trumpiausią naktį. O šiaip iš 9 laukų, 9 žolynų surinktos kupolės ar pinti vainikai būdavo laikomi šventais ir juos kas neždavo į bažnyčią pasišventinti, kas namie pasilikdavo namo kampuose, kad saugotų namus nuo įvairių negandų. Mergelės turėdavo nusipinti vainikus. Vainiką ant galvos reikėtų pinti su švelniu siūlu, minkštu, kad negraužtų galvos ir būtų patogus nešioti, nes vis dėlto reiks atbūti visą naktį, tai turi būti patogu. Jeigu pinam iš smulkesnių gėlyčių ir labai ploną, galima jį naudoti ploną vielutę, kuri palaikytų jo formą ir gražiai gulėtų ant galvos. O kokias Rita čia pasirinkai gėles? Aš pasirinkau gėles iš kuo tolimesnių savo sodybos 9 kampų. Tai yra ir smilgos, ir darželio gėlės, ir prieskoniniai augalai. Tai yra vilnotoji notra, kadžolė, darželinė blizgė, o žekšnis. Be abejo, jokios joninės neapsieina be ąžuolo šakelių. Truputį, aišku, iš darželio pasėmiau ir rožyčių dėl spalvinio akcento. Česnakas dekoratyvinis, bet nuo vampyrų taip pat apsaugos. Vyram, dovanojant jaunam vainikus, reikėtų pinti ant storesnės virvės, nes jie pinami dažniausiai iš medžių šakelių, iš stambesnių šakų, tai kad jie nesulūžtų ir atlaikytų gražiai visą dovanojimo ceremoniją ir po to visą šventę, reikėtų pinti ant storesnės virvės. Su siūlu galima tokius augalus pinti ir su vielute, kad jie gražiai atbūtų ir laikytų savo formą. Moterys dažniausiai pindavosi tik tai ant galvų vainikus, tai čia jau konstrukcija lengvesnė. Beveik ir nupyniau. Belieka tik tai sutvirtinti kraštus ir bėgti į šventę. O paskui mes tos vainikus leisim į upę? Taip, arba galima bus mėtyti ant medžių, arba pasilikti namie pasišventinus ir kad saugotų namus, susidžiovinti iki kitų metų, po to juos reiks sudeginti. O Ilona, mes eisim dviese? Ar kaip tu manai? Mes savo kolektyvę turim Joną ir eisim jo pasveikinti. Ačiū, Rita, labai gražu. Mes paruošėme tau siurprizą. Eisi joninių švęst kartu. Stop.